Klaipėdos miesto apylinkės teisme bus nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla, kurioje Gediminui Paplauskui yra surašytas protokolas pagal administracinį teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnis užimtieji 4. Pirmąją dalį. Tai yra atvykęs Paplauskas Gediminas. Sakykit, prašau, kada jūs esate gimęs. Sakykit, prašau, anksčiau esate baustas administracinė tvarka ar teistas. Administracinė tvarka labai daug kartų. Čia įskaitosi nuobaudos labai daug. Sakykit, o baudos kaip sumokėtos yra visos? Skolos neturi. Neteistas skolos. Aišku, teismo neteistas anksčiau? Ne. Neteistas. Bylą nagrinės teisėja Dalia Pagalčiūnienė, posėdžių sekretorė Lina Beniušienė. Sakykit, nušalinimų man sekretoriai. Ne, neturėsiu. Noriu teismą iš karto spėti, ką darysiu. Norėčiau teismo paprašyti, kad galėčiau daryti vaizdo įrašo protokolą, o jeigu nesuteiksit tokios galimybės, tada spėsti, kad įrašą garsą. Taip, tai iš karto šitą prašymą aš jūsų tenkinu. Galite, kadangi esate administracinę atsakomybę traukiamas asmuo, o tik tai aš tuo pačiu jūs įspėju, kad tai yra informacija, kuri negali būti platinama. Jūs darote dėl savęs, kaip aš supratau, ar ne? Jūs suprantate, pasiekmes kokias, jeigu kažkas tai. Aš supratot mane. Dėl platinimo, aš pats save dažnai viešinu, kur aš... Na tai čia daugiau, sakykime, yra jūsų duomenys, jūsų gimimo metai, jūsų gyvenamoji vieta ir panašiai. Tai čia jau bus išviešinęs neteismas. Taip, neteismas. Neteismas. Paprastai aš pasakau iš karto, kad neteismas. Taip pat paaiškinu dar teises, kurias turit nagrinėjant bylą teisme. Jūs turite teisę žinoti, už ką surašytas protokolas, gauti protokolo kopiją, sakykit, jums yra įteikta. Turite, ar ne? Turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, sakykit, esat susipažinę. Man yra atšviesta. Praktiškai visi dokumentai, kurie yra visi, nes man policijos poskirį padarė kopijas. Padarė kopijas, tik aš nežinau, ar jie čia, kiek byloje yra lapus. Byloje mes iš viso turime 30. Tai yra viena administracinio nuobaudų labai daug atpažino iš policijos, tai yra nuo 17 iki 29 bylos lapų. Tai taip ir gaunasi, ir ne, ko gero. Taip pat nagrinėjant bylą teisme, jūs turite teisę į gynybą, sakykite, nagrinėjant jums nereikalingas yra advokato pagalba, nereikalingas, apsiginsite, ar ne? Taip, turite teisę duoti teismui parodymus dėl to pažeidimo, už kurį jums rašytas yra administracinė teisės pažeidimo protokolas. Galite pateikti papildomus dokumentus, jeigu turite. Taip pat galite prašyti, kad teismas apklaustų liudytojus, jeigu jūs pageidaujate kažką tai apklausti. Kadangi neturite gynėjo, galite apsigindamas pasakyti baigiamąją kalbą ir kreiptis į teismą paskutiniu žodžiu. Išnagrinėjus bylą turite teisę per 3 dienas susipažinti su teismo posėdžio protokolu bei apskųsti teismo priimtą sprendimą. Ar suprato teisės? Tai prašom sakyti, prašom prieš pradedant nagrinėjimą iš esmės. Manau, kad byloje pateikta ta medžiaga, kurią man davė policijos pareigūnai. Jos pakanka. Sakykit, prašom, liudytojų papildomų, iškviesti kažką tai apklausti. Nepageidaujate? Apskritai, kiek liudininkų buvo apklausti byloje, tai dabar liudininkas nei vieno, policija neapklausti nei vieno liudininko. Tai bet aš teisės aiškinu, jūs turite teisę prašyti teismo, kad mes iškviestume.
garsiai pasamprotausiu, kad man atrodo, kad tie liudininkai nieko daugiau nepripasakotų, nes nei vienas ten esantis negalėjo žinoti, ar yra daromas įrašas ar nedaromas įrašas. Tai žodžiu, nereikia nieko, ne, galima nagrinėti. Policijos pareigūnai atvykę, kada mane sulaikė ir išvežė, filmavimo faktų nenustatė, tai jeigu oficialūs organai to nepadarė, manyčiau, kad ten buvę savivaldybės darbuotojai ir teisėmėjai tuo metu tikrai daugiau negalėtų kažką tai papasakoti. Tai žodžiu, apsiribuojam, tai nagrinėjame, jums dalyvaujant, ar ne? Tvarkoj, dokumentų papildomų irgi neturit nieko pateikti? Neturiu dokumentų. Tokia atveju pagarsinį protokolą, kuris yra surašytas už tai 2012 m. balandžio 19 apie 9:50 Gediminas Paplauskas, gimęs 1983 rugsėjo 1, gyvenantis Duonvidžių 1596 Klaipėda, nebūdamas proceso dalyvių, nurodyti straipsniai, kuriuose išvardinti yra proceso dalyviai, tai yra administracinių teisės pažeidimų kodekso 272, 273, 274, 275, 276, 277 ir 278 straipsniai, atvyko į Klaipėdos miesto apylinkės teismo adresu Daukanto 8, Klaipėda, posėdžių salė numeris 115, kurioje buvo nagrinėjama administracinė byla, nurodytas numeris, kur su savimi atsinešė videokamerą ir teisėjos prašymus išjungti ir susidėti. Videokamera nereagavo tokiais veiksmais, Paplauskas pažeidė teismų įstatymo numeris 1480/38 straipsnio 5 dalį bei Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 186 su ženkleliu 4 straipsnio 1 dalį. Yra tokia protokolo esmė. Sakykit, prašom, ar sutinkat su pažeidimu, ar kaltę pripažįstate? Nesutinku, nes teismo posėdžio metu jokių įrašų, nei vaizdo, nei garso nedariau. Dėl to kaltinimų nesutinku, o kaip matau, policijos surinktą medžiagą, tai joje nėra nieko tokio, kur galima būtų matyti, ar kad jie galėtų rodyti, kad būdavo atvirkščiai, negu kad jie teigia. Ko remintis buvo surašytas šitas administracinės teisės pažeidimo protokolas, man kaip ir nelabai aišku. Sakykit, prašom, va čia byloje yra teisėjas, tai yra pirmininkaujančius posėdyje, tarnybinis pranešimas, turite jūs jį, buvote įspėtas dėl kameros išjungimo, dėl susipakavimo aparatūros. Aš kaip nuo pat įvykio pradžios galiu papasakoti, kaip atvykau į teismo, sužinojau, kad bus toksai teismo posėdis, kuris ganėtinai yra svarbus visai mūsų visuomeniai, nes šita byla yra išvestinė apgaulės būdu iš miesto savivaldybės pasisavintų 7 milijonų sumos atvejais. Vienas pilietis tą atvejį išsiaiškino, kad pinigai, kurie buvo skirti vaikų darželiams ir mokykloms renovuoti, buvo skirti alkoholio gamintojų arenai darbai statyboms pabaigti, Švyturio arenos statyboms pabaigti. Tai va sužinojau, kad tą žmogų nori skirti administracinės teisės nuobaudą už chuliganizmą, savivaldybė ten apkaltino jį, kad jis neva įsiveržė į kabinetus, ten ieškojo daug būtų. Tai kadangi aš tą visą įvykį pats mačiau, kaip ten viskas vyko, jokių įsilaužimų ten jo atžvilgių nebuvo daroma. Tvarkoje, aš turiu jūs nutraukti, aš supratau, jūs atėjote liudyti į šį. Taip, aš sužinojęs, kad ta byla yra, aš tai norėjau paliudyti apie įvykį. Ir kai įėjau į kabinetą, moteris, greičiausiai teismo sekretorė, man dar net nepražengus duris, sako, stop, prašome išeiti iš salės, susilankstyti kamerą,
ir palikti, salę palikti. Aš su tokiais reikalavimais jos nesutikau, nes jinai neteisėjo, sekretorė, tai plius posėdis teismo nebuvo prasidėjęs, tai kiek man žinoma ir įstatymas numato ir leidžia neprasidėjus teismo posėdžio metu daryti įrašą, tai televizijoje rodomi tokie įrašai, tiek ir aš ne vieną kartą esu buvęs teisme ir kitiems teisėjams ar teismo sekretoriams tokie mano veiksmai nesukeldavo jokių nepatogumų ar nemalonumų. Tai aš su tą kamerą ten įėjau, man neklausiau, kad mane nori išvaryti. Tai, o atvykus teisėjai į teismo posėdžių salę, kai tik įėjus pro duris, kamera buvo išjungta ir papildomi teisėjos prašymai išjungti kamerą buvo kaip ir net nereikalingi. Tik tais teisėjai papildomai dar manęs prašė, kad aš ją sulankstyčiau, sudėliočiau tą kamerą kažkaip, nežinau, ką šiais man turėjau padaryti, kaip ją sulankstyti ir pats palikčiau posėdžių salę. Aš tokiems reikalavimus kaip ir nepaklusau. Nes... Ir tada jau buvo kviečiama policija, ar ne? Taip, buvo kviečiama policija. Tai aš tada, kai jau policija atvažiavo, vėl įsijungiau kamerą, nes jeigu nefiksuočiau savo įvykių eigos, būtų labai sunku apsiginti. Nes labai dažnai mėgsta iškraipyti žmonės įvykius. O sakykit, prašom, ar policijos pareigūnai atvažiavę neperžiūrėjo vaizdo įrašo? Policijos pareigūnai apskritai nieko. Atėjo, net neprisistatė, pradėjo reikalauti, kad palikčiau teismo posėdžių salę. Sakau, kad viešas teismo posėdis, aš neketinau juos palikti. Tada jie nuėjo pasikalbėti su kažkom į koridorių. Kalbėjo kokį gal gerą 10 minučių. Aš savo iniciatyvą nusprendžiau nebe laikyti tos įtampos ir išėjau iš kabineto ir kada tik išėjau iš kabineto, mane paėmė už rankų ir išvežė į policijos posėdį. Nei jie klausė ten kažkokių daugiau buvusių žmonių liudininkų, nei kameras jie kaip ir netikrino. Matė, kad yra, nepaėmė jos, nežiūrėjo nieko. Nors jeigu ir būtų žiūrėję, jie nebūtų nieko radę, nes teismo posėdžių metu įrašas nebuvo daromas. To nusižengimo ir nebuvo, ir pati policija jau neužfiksavo atvykus. Aišku, vis dėlto aš išklausiusi jūsų paaiškinimus, aš priimu sprendimą daryti pertrauką ir kviesti policijos pareigūnus į kitą posėdį. Taip, kurie buvo atvykę, tai yra Patrulis Tomkus ir Jančiauskas. Išsikviesime objektyvumo dėlį, kad išsiaiškinti visas aplinkybės. Tai jų paaiškinimų užtenka, nes jeigu juos paaiškinti, gal kviesti reikėtų ir kitus ten buvusius žmonės. Savivaldybės darbuotojai matė irgi. Tai jūs galite prašyti, dar aš tada patenkinsiu jūsų prašymą. Jūs galite prašyti be jokios abejonės ir mes tiesiog išsiaiškinkim visas aplinkybės, nes teismas nėra vien, sakykime, baudžiamoji institucija. Mes žiūrime ir teisinančius, ir kaltinančius įrodymus rinkome. Tik tai tiek, kad mes jau pasimatysime truputėlį vėliau, kadangi aš išeinu atostogauti. Tai nebeturiu kur iki atostogų. Paskutinę savaitę. Tai greičiausiai būtų rugpjūčio 7 diena. Rugpjūčio 7 diena. Taip.
savo pusės kaip policijos pareigūnus, o jūs tada žinot, ar tiesiog jūs dabar galite nurodyti tuos asmenys, kad mums šaukimus rašyk, arba jūs tiesiog iš tos galite atsivesti, prašyti tuos klausti. Atsivesti tiesiog į posėdį ir parašyti. Taip, tiesiog, kad keisti į posėdį, jeigu atvyktų kurie asmenys, kuriuos jūs norite klausti, mes ar ne tenkinsim prašymai. Galbūt, jeigu teismas nusprendė pakviesti policijos pareigūnus, gal jūsų šaukimas ten buvusiams dalyviams būtų kur kas... Tvarkoja, viskas aišku, jūs nurodysit mum adresus viską. Savivaldybės darbuotojai ir ten... Taip, bet kokiu būdu man... Dabar aš negalėsiu, bet galiu padaryti kelių dienų laikotarpį. Dabar nežinau tos informacijos tiesiog. Bet kas tokie ten buvo, žinau. Tai tokiu atveju padarom šitaip. Jūs susižinot, parašot prašymą, kad prašau teismo posėdį apklausti tokius ir tokius asmenys, nurodydamas jų duomenis, gyvenamasis vietas ar darbo vietas ir per dokumentų priėmimą teisėjai Violetai Balčiūnienei ir tuomet sekretorė gaus ir mes parašysim šaukimus. Ar aiškiai pasakiau? Tai tvarkoj, tada darom pertrauką iki rugpjūčio 7.